Seniai nebėrašinėjau video iš grafiko, baigiu išsimušti visai. Rutina visą mane išmuša iš vėžio, kad tą 100 video įrašyti ir prisiekti jums gražių pasakų ir papasakoti įdomių istorijų. Apie ką jums šiandien papasakoti? Nu gal apie karą. Apie karą. Ne, apie karą tik tai kažką pasakau. Ką karas? Su karu viskas aišku, žinai, žmogus kažkas nori kariauti, žinai. Kažkas nori pinigų, kažkas kariauti. Ten, kiekvienas ieško savo tų. Savo įspūdžių, savo visokiausių ten tų idėjų. Va, čia tokia idėja kariauti. Kaip mes tai reaguojam? Apie ką aš trumpai papasakosiu. Mes reaguojam absoliučiai neteisingai, žinai, žmogus nori kariauti, reikia jam duoti to karo. Jeigu nori duoti, pilnai duoti karo tiek, kad paspringtų to karu. Užkišti karu, ginklais, raketom, žinai. Taip, kad nebesinorėtų. O ne tai, kad ne, čia mes taikai už taiką, mes už tą, ne, taip karą nesustabdysi. Reikia duoti žmogui prisikariauti, kad suprastų, kad jau dabar jau šakis. Net jeigu tam priešininkai bus šakis, bet tau irgi jau viskas, jau bus ragas dabar. Tai tada žmonės ir nustos. Tam biški daugiau ginklų reiktų duoti, 10 kartų daugiau priešingai pusiai. Bet nieks neduoda kažkaip tai. Nelabai gal ir yra, bet yra, jeigu norėtų duoti, iš tikrųjų yra ką duoti. Va toks paradoksas karo. Apie karą tiek. Apie karą tiek. Pakalbėkime apie būseną, žinai, kaip būti. Kaip būti žmogum, aš nežinau, kaip tą prasme perteikti. Man gal čia aišku tokia, žinai, kaip ta idėja, žinai, yra. Aš jau, pavyzdžiui, bandau išreikšti gal daugiau vaikam papasakoti, žinai, kad... Bet aš, pavyzdžiui, gyvenau, kai jaunas buvau, kai jaunas buvau, ko man trūko, sakykime. Jeigu nepasakyčiau, kad aš buvau visai ten durnas, žinai. Naglas buvau, aš buvau naivus, va. Ir to suvokimo trūksta. Gal ne tiek to žinių bagažų, kad ten, žinai, daug poetų, gali prideklamuoti daug eilėraščių. Ne, pats suvokimas. Pati gilesnė prasmė, kad tave labai sunku apgauti, žinai. Apmovėt sunku, žinai. Kada tu supranti, kad tau, kad visi gimnai, ten tas visos religijos, viskas yra, ten, jis kaip ir reikalingi, bet vis tiek tai yra makaronai, žinai, ant ausų. Nes iš tikrųjų tu gyveni žymiai siauresniam savo pasaulyje, žinai. Su savo vaikais, su savo draugais, parduotuvėm, darbais, žinai, ten. O tos idėjos visos jos utopinės, žinai, tolimas kažkur tai. Išrinksiu aš kažkokią tai prezidentą, žinai. Net jeigu tu jį išrinksi, kas iš to, nežinai. Va, ir įtakos daryti tam dalykui. Ir kad svarbiausiai, kai tu pats idėja, žinai, kai nebesturkai savo ten tam smulkmeniškam, kai tu globaliai pradedi mąstyti, pas tave nėra, tu nebepasidarai kieme soliuko, žinai, nebe atėjo. Tai gerai, kai pas valstybė ten yra pinigų. Toj visoje ekonominėje erdvėje kažkaip susikūrė, žinai, tas piniginės, ta masė. Tai tada ateina tos, žinai, žmonės, kurie gali sutvarkyti ir sutvarko tau, tvarkingiau gyveni. Tai va, ta būsena pasiekima yra
pirmiausiai reikia stebėti tą pasaulį, mąstyti, kas daros, žinai. Ir pripažinti, kad tikrai klysti, žinai. Garantuotai klysti, žinai, nes tokios kaip stabilios tiesos iš vis neegzistuoja, žinai. Nes jinai gali būti kažkokia tai laikina tiesa sutampanti su to momento prasme, žinai, kažkokia tai. Bet tai nereiškia, kad yra tiesa, niekad nėra pagrįsta, žinai, kas ta tiesa, kuria remtis tiesa reiktų, žinai, kurio pagrindu remtis, žinai. Ir kokiam laiko tarpui tu tą tiesą gali, žinai, apeliuoti. Metam, 2, 3, 5, 10, 100 metų, žinai. Už 100 metų pasirodys, kad čia, absurdas, ką mes darėm, yra, žinai, kad reikėjo ten sunormuoti jau dabar visiems visą maistą, plastiką, žinai, ir kiekvieną ten. Gali būti ir taip, žinai, kai jau planeta, kai iš tikrųjų suvoksim, kad, pavyzdžiui, gali būti taip, kad suvoksim, kad tikrai jau planetą negrįžtamai pakeitėm ir gal ir mes pakeitėm, žinai. Kai įvertinsim visus savo sugebėjimus padrebinti atominiam bombom, ten užterštumais visokiausiai, žinai, pajudinti mūsų tą žemės rutuliuką, žinai. Mažas žmogus kirmeliukas, bet tavo kartai, žinai, ten. Tokia bombikė padaro, kad stipriai, žinai, kaip ta žemė jaučias, neaišku, žinai, nuo to viso. Kokia tai ir iš tikrųjų yra ta, žinai, ten. Ir kada jinai pasijaus, žinai, po metų, po 2, po 3, po 10, po 100 metų, o gal po 200, žinai. O gal ir niekad, žinai, mes nežinom. Mes dabar galvojame, kad dabar yra taip, kaip yra, žinai. Tai va, ir toksai tas bendras suvokimas, žinai, žiūrėjimas tą pasaulį, jis duoda kažkokią tai, kaip paaiškinti tokią būseną. Tai nėra kažkoks tai malonumas, ten kaifas kaip narkotikų, bet tu atsiduri kažkur taip įdomu, žinai, va, įdomu, pasaulis įdomus pasidaro, žinai. Tau įdomu pasižiūrėti, kas dar, kiek jau skirta, kiek jau tau davė, vis tiek įdomu viską pasižiūrėti, kas tas yra, žinai. Kiek davė šitam, sakykime, kūnė, su šitą atmintim, su šitą visą informaciją, kur dabar turi, žinai. Ir kas svarbiausia, kai žmonės ten postringa, kas ten bus toliau, koks skirtumas. Jokio skirtumo nebus, nes iš tikrųjų tu čia šitam gyvenime, tu prarandi kiekvieną dieną savo atminties dalį ir savo gyvenimą, žinai, tu. Tu išsigalvoji tą, kas buvo, žinai, nes jau nebėra, pavyzdžiui, ten tos energijos ir tos vietos, žinai, atminty sukrauti tas minutės, dienas, valandas, žinai. Kaip tą pasižiūrėti, žinai. Aišku, reiktų visą laiką įrašinėti video, visą laiką reiktų įrašinėti video, kad pas save pasižiūrėti, kas 5 metai, kas 3 metai, žinai, kažkokį savo pasakot, ką tu galvoji, žinai, kokioj prasmės erdvėje tu randies, žinai, į kokią tave prasmę įstumė tas aplinkybės, kur tu esi, žinai, kur tu atsidūrei, kur tu, žinai, kur tu gali pajusti vėją, žinai, ten kokią nors burlentę, žinai, kaitą, ten tą savo parašutą, lėktuvą, kažkokį tai adrenaliną, žinai, ten greitį, motociklą, kažką tai, žinai, jogą kažkokią, meditaciją, vibraciją, žinai, tokių dalykų, kad ir tie visi dalykai suvibruoja tavi, žinai, ir tu kažkaip tai. Ir ten irgi nėra tos prasmės taip tokios gilios, kaip ten, kad jau, žinai, kiti sako, Jėzau, ten iškapstysi kažkokią ten, žinai. Ta prasme gali iškapstyti ir taip, žinai, ten, nes yra tam tikra ta riba, žinai, tu kažkur tai, aišku, pažengi, žinai. Bet vis tiek tas smegenis turi lavinti kažkaip tai biški derinti tas mintis, žinai. Gal iš tikrųjų gražu, kad tu išdėstai kaip ten tas dirbtinis intelektas, jeigu aš čia nepostrinkučiau savo slengų tokių, žinai, kalbą tokią savo. Bet ar aš sugebėčiau, pavyzdžiui, būti toks, jeigu aš dabar
įsisavinčiau. Gal sugebėčiau, nežinau, čia reikia pasižiūrėti. Aišku, daugiausiai, mokytojai, kurie moko tas žmonės to suvokimą ir toliau jau, jie jau kalba vienas, stengiasi ir tą tekstą tokį pat, kad viską išlaikyti tas vienodas lygiai dogmas, nes kitaip pirmiausiai žmogus labai sunkiai įsisavina, antras dalykas, jeigu tu kiekvieną kartą kažkaip skirtingai pasakot, sakys, žmogus, susipainios viskas galvoj, nes irgi jis ten sakys, tu prieštarauji pats savo, tai tas prieštaravimas, jis visą laiką egzistuoja, tu gyveni tam prieštaravime, jis be jo neįmanoma, supranti, jis iš vis turi būti, Tu pats, jeigu neprieštarausi pats savo, tai tu atsidursi toj būsinoje, kada jau, tu save apgavai pilnai, kada tas melas jau įsiskverbė tave tiek, kad jau viskas, tu jau patikėjai būtent į tą, ką tu matai, Pats turbūt tas, pagal mano tą visą laiką, parazitas kažkoks žodis, aš visą laiką pradėjau daug dažnai sakyti, matyti, gal aš daug žinau, gal aš esu tas, žiniuonis. Tai žinai, žinios. Ir tas pats toks būsena, sakykime, tą pačią būseną tą tokią įdomią. Nereikia sakyti ją gilę kažkokią ten suvokiančią, prasmingą, Gal yra ir gili, ir suvokiančią, gal ir prasminga, gal yra, bet sakyti apie tai yra kažkaip tai, naivu. Bet ta būsena, jinai yra labai įdomi. Pirmiausia, žodis yra įdomi, nes tu pasižiūri kažkaip tai įdomiai. Nežinau, kokius žodžius parinkti, nes taip, čia tas pats, kas pasakot, kaip aš sakau, ten druską sūrį žmogus, neragavęs druskos arba cukrų saldų, ir bandai jam pasakyti, tai kaip tu gali, kaip gali nepagauti to momentą, Tai vienas dar pagauti, tu gilinkis dar, tu galvoji, kad tu, kai jau atsisėdai ir jau tu toj pasidūrė, sakykime, meditacijoje. Jau viskas, ne, giliau lysk dar, lysk, dar tolyn važiuok. Kol pilnai nenuskesi toj meditacijoje, nepasinersi, kol jau nebeatsidursi iš vis, ten. Tai ir pasakoju aš tos dalykus, Ir baziniai principai tobulėjimo, kas 5 metus, kas 10 metų. Tu turi visi laik turėti tą judėjimą į priekį, tą siekį, tą ribą, kapitalą, tą kurti. Kaip galimybės, o ne kaip, aš turiu, ne, kaip galimybės keliauti, galimybės pavaišinti, skaniai pavalgyti, galimybės gražiai nusipirkti, apsirengti, galimybės nusipirkti didelę chatą, ten, kad būtų vietos, erdvės, kad vaizdas būtų gražus kažkur, tai ten į mišką arba į jūrą, arba į kalnus, kažkur, į okeaną. Ir kiek svarbus tas vaizdas, iš vis nesvarbus. Gali žiūrėti į Šiukšlių kalną, pasisėdęs, bet čia tau priklausys nuo to, koks tavo yra tas jau pasinėręs, kiek tu giliai tą meditaciją, Mano ta meditacija tikrai nėra giliai, aš nenoriu žiūrėti į Šiukšlių kalną, aš noriu žiūrėti į okeaną, į kalnus, į jūrą, Kažkaip tai ten mane labiau vilioja. Matyt, dar man reikia dirbti su savim, kad galėčiau mėgautis Šiukšlių kalnu. Nors dabar sklypą nusipirkau netoli Šiukšlių kalno.
Nu, buvusi šiukšlių kalnas. Jis dabar jau ten užpiltas su žemė, bet ten buvo šiukšlių kalnas prie šiukšlyną, žinai. Va, ir, nu taip ir tas pasaulis toks, ką jums čia dar papasakot. Nu, va, tai duokit, jeigu kažkur tai aš kažkada dasibelsiu iki žmonių, tai palaikykit mano nuomonę, žinai. Duokit rusams pakariauti, žinai. Nu, ką reiškia duokit pakariauti? Duokit ukrainiečiams tomagaukų, duokit ten ginklų, robotų, dronų. Užverskit taip, kad galėtų tie rusai ten apsipilti kraujais ir džiaugtis, kad gali paaukoti savo gyvybę už gimtinę, tėvynę, atseit. Nu, jie taip sako, žinai, kad jiem būtų lengviau numirti, jis sako, žinai, kad jūs numirsit už idėją, žinai. O ne už kažkieno tai interesus, žinai. Nu, jeigu jums taip labiau patinka, žinai, tie, kas mirštat, nu, tai mirkit, čia ką, žinai. Tai va, žinai, nu, aišku, vėl apie karą, žinai, nu, iš karainiečių pusės irgi, žinai, ten, nu, aš galvoju, vat, žinai, kodėl, nu, tas, žinai, vat, žinau, kodėl Hitleris ten, pavyzdžiui, greičiausiai, kaip daug kas yra tokių versijų, kodėl jis neapkenčia tų žydų, žinai, nes pas jį per pirmą pasaulinį karą buvo tas, žinai, tas jo, kas ten, tas praporas ar seržantas, kas ten, ar tas leitinan, nežinau, kas ten buvo, nu, vadovavo jam žydelis, žinai, ir ten matyti jam gerai tų pistonų davė tam Hitleriui, žinai, tai aš galvoju, gal irgi koks, žinai, čia, ne, žinai, dabar chocholų nepagali chocholais vadinti, kad atseit, kad, žinai, dabar jie labai kenčia, žinai, nu, bet gal koks chocholas įkišo užpakalį pirštą į Putinui, kai buvo kur nors kariniai mokyklai užpakalį, ir jis dabar, žinai, keršė visai tautai, žinai, ir perdavė tą neapykantą, viską greičiausiai taip ir yra, žinai, bet visi bijo apie tai pasakyti, žinai, garsiai, kad jam reiktų tą, nu, tai vieną galėjo susirasti tą jo nuskriaudiką, žinai, ir būtų užbaigęs, žinai, tai jis prisigalvoja kažkokių nesąmonių, žinai. Nu, būna, žinai, nu, tai bet kam tiek daug žmonių kankinti, žinai, kad ten galėjo būti tau ir tas, ir gruzinas į tą pirštą tavo tą užpakalį įkišti, ir dar kažkas, žinai. Tai ką dabar būtum visus naikinę, žinai, tai bet dabar taip yra, žinai. Nu, kažkas atsitiko konkrečiai, žinai. Ir visi rusai kažkaip neapkenčia, žinai, tokia neapykanta. Grinai kaip sugebėjo Hitleris suteikti tą neapykantą, žinai, žydams, taip ir lygiai Putinas kažkaip sugebėjo tą neapykantą perduoti, žinai, rusams, žinai. Vat kažkaip tai neapkenčia jie, žinai, jie neskaito kažkaip, tai atrodo, kad pas jas, žinai, nors jeigu atvežtų mūsų ten mane atvežkite ten kažkur tai kažkokią ten Ukrainos kaimelį, žinai, ten užrištom akim atriška ir kažkur tai irgi ten, kažkur irgi pietuose ar kur ten, ar